Kadom gyveno migrausėlė ir Alyta. Vienas kitų mylėję, ale migrausėliai skirtas buvo vaidilutės kelias. Katų žveizė užklupo pilį kryžiuočiai. Kova žiauri buvo, kaip miško žvėry, kariūnai grūmės. Daug jų kalvelės paguldė, ale Alyta anas ištrūko iš kryžiuočių nagų. Nujoja jis ant Gabijos kalnelio, kur migrausėlė šventų ugnį kurščio. Paslėpė ją tenai ir pats atgal kovon grįža. Kaip norisi bekovoja Alyta, betgi žuvė. Sužinojus migrausėlė tokį dalykų graudžiai verkė. Ir iš jos ašarų upaliuks iš Nemuno nutekė. Žiniai, ana Alytupių praminė, o Gabijos kalnelį migrausėlės piliakalnį. Iš Alytos vardo Alytus miesto pakilo vaidinamas. Ir šiandien greta piliakalnio tasai migrausėlės ašarų upaliuks į Nemuną teka. Sako, tam upaliukį pasitaika stebuklingų varliukų. Jei širdelė žmogaus antrą puselį beieška, reikims varliukų burnytę prausyk ir pabučiuos. Jei stebuklinga varlė bus, gausi ko ieška. O jei ne bėdų. Jei bučiuota varlė jau ne paprasta varlė, o tarp savųjų garbinga bus.